Kurią valiutą priimat? Eurais? Aurais. Stanislavas vėl atvedė merginą pakalbėti. Žiūrėk, Stanislavas iš tikrųjų nedirba. Ateik- Aš turiu dirbti ir nu, vat, fotografuoti. akmuo į mano daržą. Arba liežuvio. Taip. Jo, aš labai gerai dirbu liežuviu. Žiūrėkit, pas mane yra klausimas toksai. Mūsų... Nu, va, žiūrėkit, mūsų vaikinai, kurie žiūri mus, subscriberiai, klausia, vat, kaip susipažinti su gražia panelė. Gal duosit kažkokius patarimus? Nu, iš tikrųjų, tai kaip susipažinti, tai reikia turėti labai daug vidinių savybių ir išeiti gal dažniau kažkur, kad sutikti tą gražią panelę. Ne, nu, tai vat, aš sutinku, matau, blemba, vat, graži panelė, bet futbolis turbūt vat, toks truputį, nu, kažkoks tai vat, nerimas ar dar kažkas, kaip padrasinti, vat, kažką pasakyti, vat, vat, kai kurie sako, tai švarus batai ir man tinka, žinai. Vat, kokie patarimai, kad būtų, ar kad nusiplautų batus, kad apsikarpytų nagus, ar ten kažkas, tai vat, nu, iš savo patirties. Aišku, labai svarbu, kaip atrodo tas vaikinas, tai susitvarkykit ir kalbėkit ir žiūrėkit, ką kalbat. Kiek mažiausiai pinigų turi išdirbti vaikinas, kad su juo kurti šeimą šitame pasaulyje? Tikrai nesvarbu. Tikrai? Nuoširdžiai, sakau. O taip. Vaikinai, kurie neturi pinigų, nemokat užsidirbti. Tai... Bet gražiai atrodo, tu. Turit nagus. Bet jūs jau tikriausiai vyrą turite. Su vyru čia. Su vyru, jo. Turi. Bet jau čia pavėlavot, bet iškokį dar tokios merginos, nes mažai labai yra. Nu, mažai turbūt, tikrai mažai. Čia turbūt retenybė. Jūs čia rimtai? Ta prasme, jūs čia rimtai dabar? Taip. Gerai, nesiskirsiu su vyru.